Taigi, mėlyjei, pakalbėkime šiandien dar viena labai įdomi tema. Tai yra stačias kadras versus gulsčias kadras. Kokį geriausia naudoti? Dauguma mūsų yra pripratę fotografuoti statmenai. Bet ką, ne tik žmonės, bet ir aplinką, ir architektūrą, ir gamtą ypatingai. O statmenas kadras yra iš tikrųjų sukurtas daugiausia fotografuoti žmonės, pokalbius, artimą kontaktą su objektu. Profesionalios fotografijos ir video pasaulyje yra netgi susiformavę du terminai. Tai yra landscape photography and portrait photography. Portrait photography iš karto suponuoja, kad jūs orientuojatės statmenų kadru į žmogų, į jo veidą, į jo kūną, nes žmogus yra vertikali būtybė ir portrait photography tam yra ir geriausiai pritaikyta. Landscape photography suponuoja, kad jūs fiksuojate, filmuojate aplinką, kuri mūsų pasaulyje yra horizontali daugeliu atveju. Žmonės juda horizontaliai, automobiliai juda horizontaliai, visi įvykiai mūsų supantis, ir upė tekanti, vanduo raibuliuojantis, jie yra horizontalūs. Ir jeigu jūs filmuosite horizontalų pasaulį vertikaliu kadru, jūs prarasite labai daug informacijos. Jūs prarasite 2/3 informacijos, kuri bus tiek į kairę, tiek į dešinę. Jūs matysite dangų, jūs matysite žemę ir per vidurį esantį kažkokį objektą. Ir pabandykite nufilmuoti tokią aplinką portretiniu kadru, jūs prarasite visą erdvės pojūtį, jūs prarasite visą galimybę tą erdvę kažkaip tai sutraukti, suspausti ir kadruoti, sakykime, mane asmeniškai per vidurį. Jeigu filmuosite statmenai, jeigu filmuosite landscape režimu, jums atsiveria žymiai platesnės galimybės. Ypatingai statmeno filmavimo ydos išryškėjo karo Ukrainoje metu, kuomet mėgėjai, paprasti vartotojai ir žmonės aplinkui juos esančius įvykius pradėjo aktyviai filmuoti ir dalintis mobiliaisiais telefonais. Ir mes matome, kad dauguma nufilmuotų vaizdų kare yra statmenos pozicijos. O tai labai smarkiai apriboja vaizdo suvokimą. Įsivaizduokite, jeigu vyksta horizontalūs įvykiai, jeigu važiuoja tankų kolona, jeigu vyksta kažkokie greitai dinamiškai pervežimai ir žmonės nori matyti, kuo daugiau gauti, kuo daugiau informacijos, statmenai nufilmuotas, jisai turi visur sekti tą kadrą, tokią medžiagą, įvykius aplinkoje. Visą laiką būtų patartina filmuoti gulsčiu formatu, nes į šį formatą papuola žymiai daugiau informacijos.